Aišku viena, gitaristo iš Arno nebus, bet užtat vaikinas, jautrios sielos ir paprastas kaip 5 kapeikos. O tokie labai patinka merginoms. Prisimeni, kaip groti tą dainą, kur mokė? Prisimenu. Pasistengsiu. Stotis gali. Kaip? Gali atsistot. Labas. Labas. Aš Arnas. Malonu, Laura. Malonu, kad atėjai šiandien su manim į pasimatymą. Tai va, norėčiau tiesiog galbūt daug nešnekėt, papasakot apie save. Aš esu menininkas, jautrios sielos, romantikas, mėgstantis tapyti. Galbūt tave kada nutapysiu, kaip per Titaniką, žinai. Matytas video laiške, ta prasme, kai mačiau jį, buvo visiškai kitas stilius, tai buvo megztukas iš Gariūnų Armani ir atėjęs čia man pasakoja, kad jis yra menininkas, labai rimtas, tai man kažkaip tai treningai, tas Armani ir menininkas, man visiškai nesiderina. Sužinoti daugiau apie tave, maloniu. Apie mane. Apie parodą. Prisimeni apie parodą? Na, aš planuoju daryti parodą tarptautinę. Savo paveikslų? Savo, tai paveikslų. O kokio pobūdžio bus paveikslai? Kokio pobūdžio galbūt... Aktai. Aktai. Aktai? Tai teko tapyti nuogą merginą? Taip, teko. Ir kaip jautiesi tapydamas nuogą merginą? Gan gerai, manyčiau. Natūraliai. Ta prasme gerai, natūraliai. Nieko. Tas pats, kas yra peizažą eilinį. Tiesiog nereikia pasimesti ir... Kam nereikia pasimesti? Tiesiog tu kaip paišai. Tapai turbūt. Tapai, arba paišai. Pradedi paišyti, o paskui tapant, tu tiesiog žiūri į formas ir negalvoji apie tai, labai žiūri į formas. Nu, formas yra svarbu, manyčiau. Geras modelis, gero darbo garantija. O jaudinės tapydamas? Ne, nesijaudinu, kadangi modelis yra gero darbo garantija. Tai šitą prasme klausiu, ar jaudinės tapydamas, ar gerai jaudinės? Gausis darbas, ar ne? Tu aš nežinau, apie ką čia jaudulys pagalvoji. visą laiką yra. Jis turi būti, tai natūralu, manau. Nemanau iš vis, kad ten yra tie tapomi aktai ir taip toliau. Jis dar yra visiškai jaunas vaikutis, kuris atėjęs į pasimatymą, žiūrėdamas man į akis jaudinasi. Tai kokia gali būti šneka apie aktus? Galėčiau pabandyti padaryti ir tavo šaržą šiuo metu. Jo, būtų labai įdomu. Buvo labai malonu, kai vaikinas Arnas pasiūlė nupaišyti, sumesti mano šaržuką per kelias tas minutėlės. Tikėjausi tikrai kaip iš tapytojo, menininko, tai tikrai sugebėjimų kažkokių. Tikrai labai nuoširdu buvo, kad jis tai pasisiūlė. O šaržą nepavaizduosi mano silikoninės krūtinės? O tavo krūtinės Aš mačiau, silikonė? kad labai apžiūrinėjai, tai nežinau, aš tavęs klausiu, kaip tau pasirodė. Tiesiog, kadangi graži krūtinė, tai ir gražu Tai žiūrėti. ten ką vaizduoji, mano šaržą ar mano krūtinę? Pasakyk, kad netiki, kad jos krūtinė silikoninė. Bet aš netikiu, kad tavo krūtinė yra silikonė. Jo. Manau, natūrali. Na, žiūrėk. Paklausk, ar galėtum paliesti. Šiaip galėčiau paliesti, bet tiek to, gal šį kartą apsėsiu. Tikrai negalėtum ir netek to, bet tiesiog tau nieks neleistų. Tiesiog. Būtent. Tikrai ne tau. Nu, tai man yra kvaila, ir jisai čia taip sėdėjo susijaudinęs, jam išsprūdo tie žodžiai ar kas. Ir aš nežinau, ar jisai yra toksai tiesmukiškas ar kas yra, bet tai buvo juokinga ir man atrodo, kad nederėtų per pirmą pasimatymą atėjus vaikinui sakyti, ar galėčiau paliesti tavo papus. Na, kažkaip labai ilgai šaržą, tai žmogus sumeta per kelias minutės. Ta prasme, aš per daug žiūriu į tave. Tai prašyčiau sumesti. Nuo tavęs sunku atitraukti akis. Sunku atitraukti akis nuo tavęs ir tiesiog... Taigi sakai, kad nesijaudini netapydamas nuogas moteris ir aktus. Aš jaudintis nesijaudinu. Bet aš neplanuoju su tom moterim tolimesnių santykių. Už tai taip lėtai. Aš su tom moterim neplanuoju lytinių santykių. Su kokia moterim? O su tavim planuoju? Kokių lytinių? Iš kur atsirado lytinių? Žinau. O kodėl taip tu sugalvojai ateiti į laidą? Į laidą? Matai, visą laiką, kaip nueinu į pasimatymą, lieku ant ledo. Tikiuosi, galbūt šį kartą nereiks. Šito sakyti nereikėjo. Paklausk, kalbėk, užves kalbą apie muziką. Paklausk, kodėl jinai paprašė tavęs pagroti. O gali dabar parodyti jau, ką tu ten paišai? Galbūt. Kai išvydau visą vaizdą ir negalutinį, tai buvo šiek tiek baisoka, nes atrodžiau kokių 60 metų senesnė, vyresnė. Ir šis ten nebuvo panašu į moterį, merginą, tai buvo vyras. Tikiuosi. Labai malonu, čia galėtum pasirašyti dar. Tai būtinai.
Ir apie muziką paklausk, kodėl jinai tavęs prašė pagroti. O beje, kodėl tu manęs prašy pagroti? Pagroti? Taip, Tiesiog pati mėgstu muziką, mėgstu dainuoti, klausytis. mėgsti muziką. O jeigu aš pagrosiu, tu padainuosi? Muziką. O jeigu aš pagrosiu, tu padainuosi? Ar aš padainuosiu? Tai tu galėtum pats ir pagroti, ir padainuoti. Na, aš balso neturiu, pagroti tiesiog galėčiau pabandyti, nors nesu to bandęs. Bet Nesi to bandęs ir bandysi dabar? visą laiką būna pirmas kartas. Gerai. Dėl tavęs. Galima pasistengti. Ramiai. Pasikabink diržą normaliai. Sunkiai sekasi, matau. Sunkiai. Tokia sunki, gal padėti palaikyti? Ne, šiaip nesunku. Ir ką tu čia tokia bandai pagroti man? Na nežinau, aš nemoku, bet jeigu išeitų nueiti ant pasimatymą, būtinai pažadu išmoksiu. Kadangi aš paprašiau, kad jisai pagrotų, ar jisai sugebės tai padaryti, jisai bandė, stengiasi, taip tai yra labai gražu, kad vaikinas nemokėdamas groti, stengiasi ten dėl merginos kažką parodyti, kad jisai taip gali, aš viską galiu. Na nežinau. Labadiena, šios. Kaip atrodote? Sveikas. Sveikas. Reiškias, mano bičiulis paprašė jums pagroti, jis sakė, labai norėtų tave šokį pasikviesti. Grojant, kaip man nepasisekė, mane išgelbėjo mano mokytojas Jonas. Aš jam esu dėkingas. Ir dar suteikė progą pašokti. Tu nesijaudini. Nenuversk tik. Šokti vaikinas labai visas buvo įsitempęs ir drebėjo, kad aš net nežinau, kur man pasisukti ir kurią pusę paeiti, nes, nu, šokis kaip šokis, net nepavadinsi šokiu jo. Gerai, dabar norėčiau dar paprašyti tavęs, galėtum man vat greitai sumesti tokią per 1 minutėlę, tokį meilės simbolį, kaip tu įsivaizduoji meilę. Na tiesiog Jonas man sufleravo, kad nepiešk širdučių. Nu, aš taip ir padariau. Tiesiog paklausiau jo, ką jis sako, ką jis man patarė. Tai tu čia taip įsivaizduoji savo meilės simbolį, ne? Meilės simbolis yra du Ir kaip įsimylėję tu pavadintum? vaikinukai. Šitas Vaikinukas ir panelė. Tu įsimylėjai vaikinukai? Tai klausyk, Panelė. ko tu čia tada atėjai? Atsiprašau. Čia yra panelė, o Klausyk, ten yra žmogus, ką vaikinukas. galvoja, tai Ne ir taip sako, pasakau. tai Ne, tu čia... tiesiog suprantate. Nes aš jau pradėsiu ne taip galvoti Ne, apie ne, tave. nieko blogo. Kai aš pasakiau, du vaikinukai įsimylėję, ten turėjo būti poreliai įsimylėjus. Tiesiog nuo jaudulio. Ačiū tau labai už suteiktą progą susipažinti. Viliuosi, kad susitiksime antrame pasimatyme. Dabar atsistok, ištiesk į Buvo ranką, labai pabučiuok į malonu. ranką. Kodėl tu baigiai mūsų pasimatymą? Sėsk. Aš dar visai norėčiau pabendrauti su tavimi, aš tavęs nepažinau dar, aš negaliu susidaryti įspūdžio apie tave. Visame tame pasimatymė keiščiausia ir juokingiausia, kad vaikinas, mes kalbam ir jis staiga ten vos ne vidury sakinio atsistoja, tai viskas ačiū už pasimatymą, aš varau vos ne. Tai palauk, tu pasikvietei mane į pasimatymą ir dabar bėgi, nu tai sėsk ir sėdėk, papasakok man apie save, kad susidaryčiau kažkokį tai įspūdį, o čia, vsio, davai, aš varau. Žinai, o kas tave dar domina apie mane? Koks tu šiaip esi gyvenime žmogus? Aš? Galbūt. Koks vat esi? Piktas, blogas, ne, nuoširdus, geras. Gal esu jautrus? geras. Koks tai? Gal esu geras, nuoširdus. Bent daugelis taip sako. O kaip pats galvoja apie save? Pats kaip apie save galvoju. Kad galbūt esu nuoširdus, manyčiau. Nuoširdus. Taip. Nu, čia žmogui labai svarbi savybė būti nuoširdžiu. Tiesiog, ką manau, tą sakau. Nu, šaunu. Na gerai, tai aš jau norėčiau, dabar jau aš norėčiau pabaigti tą mūsų pasimatymą. Susidarysiu kaip... Padėkokiai. Nuomonė Tikiuosi, įspūdį. Ir žiūrėsim, kaip ten bus tavo. tikiuosi antrą kartą bus geriau. Jeigu bus, tai Jeigu bus. gerai. Ačiū labai. Tokis pirmas. Dabar jau ištiesk į ranką, pabučiuok ranką. Sėkmės tada. Ačiū. Pasimatymą. Atrodo, kad Arnas merginai paliko visai neblogą įspūdį.